Sveikas, aš Justas. Aš Matas. Matas, malonu. Nu, kiek daugiausiai įvarčių esi įmušęs? 8 turbūt. 8? Jo. Nu, tu žiūrėk, tu tiek trumpiau žaidi, o turbūt už mane daugiau įvarčių mušęs, nes aš tai 8 tikrai nesu įmušęs. Bet, nu, kokius 3 turbūt esu įmušęs jaunystėj. Dabar kuo toliau, tuo sunkiau įmušti įvarčių, žinok. Jaunystėj tai mėgaukis, kol 8 dar galėjai įmušti. Kada svajojai žaisti profesionalų futbolą? Nelabai, nebuvo mano, kad didžiausia svajonė būtų, bet gyvenimas taip klostėsi. Atsimenu, kažkada irgi padavinėjau kamuolius Lietuvos futbolo rinktiniai, tai buvo labai didelis man įvykis kaip mažam vaikui. Svajojau žaisti kartu su Danilevičium, su Šemberu ir taip susiklostė, kad su kai kuriais iš jų ir teko žaisti. Kuris rinktinės futbolininkas yra juokingiausias? Čia neturi būti iš blogos pusės, juokingiausias, sakykime, man patinka visada su Fiodoru Černychu leisti laiką. Jisai yra gal ne juokingas, bet šmaikštus toksai, moka ir kitus pašiepti ir iš savęs pasijuokti kartais. Būdavo Arvydas Novikovas labai juokingas, tai irgi sakau, čia ne iš tos pusės, kad juokingi, bet, sakykime, šmaikštus komandos draugai. Pameni futbolo pirmąją treniruotę? Nu, įdomi buvo maniežė, dar Sportimos maniežė Vilniuje. Tiesiog žaidėm ant 2 mažų vartukų, mažam ketvirtį ir įdomus prisiminimai, bet dar labiau net įstrigo pirma treniruotė pas trenerį Dmitrijų Kartašovą. Jau Marakanui, legendiniam šalia Žalgirio stadiono, buvo tokia žvyro aikštelė ir šalia buvo guminė. Nu, va tokia guminė, kaip čia, va yra guminė, va ant tokios aikštelės žaidėm ir treneris prašė parodyti triukus, kas kokius moka triukus. Tai buvo įdomu matyti kaip vyresni žaidėjai, nes lankiau su vyresniais. Tai va kokius triukus jie rodė, tai man buvo kažkas naujo. Ką valgo futbolininkai, kurie mėgstamiausias patiekalus? Nu, čia turėčiau sakyti turbūt, kad makaronus valgo visada sveikai. Valgo viską futbolininkai, valgo ir nesveikų maistų. Bet vis tiek stengiasi valgyti kuo sveikiau, stengtis, kaip čia maitintis teisingai, kad būtum pasiruošęs varžybom, nes nori visada tavo kūnas, kaip yra tavo įrankis darbo. Tai turi kūnas būti visada pasiruošęs, dėl to maitinies sveikai, maitiniesi teisingai, kuo mažiau valgai nesąmonių visokių. Tai stengiasi ir pats pasigaminti kažko, nu, man labai patinka makaronai. Man irgi. Patinka makaronai? Nu, o kas namie makaronus gamina, tėtis ar mama skaniam? Mama. Mama? Jo, man. Nu, pas mane tėtis, žinau, gerai gamina. Koks geriausias patarimas, kad gautum iš trenerių? Labai skamba tai banaliai, bet niekad nepasiduoti ir tiesiog treniruotis, daryti tai, ką mėgsti, o paskui jau kaip gausis, taip gausis. O piktus ar gerus? Žinok, visokių reikia. Kartais reikia ir piktai. Malonu, kai treneris tik tai giria tave, bet kartais, kai piktai pasako, irgi yra tik dėl to, kad tau nori gero. Tai jeigu kartais treneris pyks ir ant tavęs, nebijok, viskas gerai, čia yra didesnio plano dalis. Jeigu būtum superherojus, kokia tavo būtų galia? Nu jo, čia tokie klausimai, aš galvojau, čia mes kažką paprasčiau šnekėsim, kokia galia galėtų būti. Galia įkvėpti vaikus, sakykim taip. Jeigu patarimą duotume savo, ko norėtum? Norėčiau palinkėti užsispyrimo, nes futbolo kelyje bus daug sunkių momentų, bus kai norės nuleisti rankas, bet labai svarbu toliau eiti savo užsibrėžto tikslo, jeigu myli futbolą, toliau treniruotis. Tai va aš čia ir tau tokį patarimą galiu padėti, kad bus sunkių momentų, bus kai nepatiks futbolas, bus kai norėsi su draugais leisti laiką ir taip toliau, bet nepamiršk, dėl ko tai darai, treniruotis ir tada jau kaip susiklostis, yra dar visokių detalių, bet manau, kad viskas gali būti sėkmingai. Kas yra pergalė? Matai, pergalė nėra tik tais rezultatas. Jeigu įmuši daugiau įvarčių negu varžovas, taip, tu pasieki pergalę rezultatą, bet didesnė pergalė yra tai, ką tu sukuri, kokią emociją žmonėms sukuri. Ir jeigu žmonės ateina ir jie išeina po varžybų svajodami, kad tu atėjai į varžybas ir tau labai patiko varžybos. Tai čia jau man yra pergalė, kad aš tau atidaviau gerą emociją ir tu grįžai namo svajodamas apie tokius dalykus. Tai pergalė ne tik rezultatai yra, bet pergalė yra tai, ką mes suteikiam žiūrovams. Duok 5, malonu buvo, treniruokis daug ir gal dar kartu aikštelėj pažaisim kažkada, ne?